Toliau važiuojame ralyje, pervažiavimo diena, tad turime laisvo laiko padiskutuoti apie finansų pasaulį, investavimą ir viena iš tokių svarbesnių, sakyčiau, temų, gal netgi šiam momentui ypatingai svarbi tema yra diversifikavimas, ypatingai portfelio diversifikavimas. Ir šito vietoj, vėlgi, manau, kad žmonės, kai kurie sutelkia savo turtą labai stipriai į vieną turto klasę. Aš turiu čia vieną bičiulį, kuris iš esmės jau visas portfelis 99,9% portfelio yra nekilnojamas turtas Lietuvoje ir netgi vienoje iš principo lokacijoje, vienam mieste visą tai vyksta ir vieno tipo turtas. Ir man, pavyzdžiui, asmeniškai, yra per didelė rizika būtų turėti tokį portfelį. Neramus spaudimas gali kilti. Jo, neramus spaudimas man tikrai kiltų, nes atrodo, žinai, Lietuva, vienas miestas, viena turto klasė ir, iš tikrųjų, atrodo per didelė koncentracija. Tai gerai, žiūrėk, kalbant apie diversifikaciją. Į kokias turto klases, kaip tu manai, vertėtų iš principo diversifikuoti savo kapitalą, jeigu tai formuoji portfelį? Kokias protingas žmogus, protingas investuotojas turėtų apimti savo portfelį turto klases? Aišku, labai priklauso nuo to, gal apibūdinkim tą žmogų, kuris investuoja, jo amžių, šeimyninę padėtį, maždaug taip, kad būtų aiškiau, nes labai didelis skirtumas, ar tai yra 65 metų žmogus, ar tai yra 30 metų žmogus ir jo tikslai kokie. Kad tikslas yra auginti kapitalą. Tikslas yra auginti kapitalą. Tas, kas žiūri mano kanalą, tai dažniausiai bus amžius tarp 28-45, turintis šeimą, turintis jau pajamas ir netgi dažnu atveju turintis net ir pasistaupęs, ten 10-15 tūkstančių tiesiog rezervą turi pasidaręs, pajamos dažnu atveju būna 4-6 tūkstančiai eurų, tai yra gerokai vidutiniškai pasiturintis žmogus ir kuris gali atsidėti per mėnesį nuo 500 iki 1000 eurų investavimą. Tai taip, sakykim, daugiau mažiau šitą kanalą žiūri tokie žmonės, kiek man teko bendrauti. Tai aišku, nekilnojamas turtas, tai nereikia labai aiškinti, tai tikrai yra labai faina turto klasė ir gerai viskas susireguliavus pakankamai saugi, tai čia pirmoji turto klasė. Antroji turbūt, kuri turėtų būti mano akimis populiariausia, nežinau, nėra tu pasakysi, tai yra vertybiniai popieriai, akcijos išskirsiu, būtent akcijos, akcijų fondai. Sakydamas akcijas, aš turiu omeny ETF-ai. Jeigu aš teisingai atsimenu, tai akcijų rinka ir nekilnojamo turto akcijų rinka gerokai lenkia pagal kapitalizaciją nekilnojamo turto rinką. Negaliu pasakyti, nežinau. Suskaičiausius derivatyvus, nes matai, daug nekilnojamo turto rinkos yra tam pačiam prieinami kaip reitai, tas kaip pavyzdys, ir tai sudaro milžiniškus kapitalus. Ir fondai suinvestavę yra į nekilnojamą turtą. Tai turim nekilnojamą turtą, turim akcijas bendrai. Konkrečiai. Tai tada skolos. ETF-us priskirsim prie akcijų. Nes tai yra taip ir yra. Tai yra krepšelis akcijų, kad žmonės suprastų teisingai. Bet realiai, jeigu tu perki biržoje, tai tu ir perki kaip akciją, tik tiek, kad jinai yra diversifikuota akcija, ne? Tada galim sakyti, kad jau yra skolos, kurios mažiau tiktų augimo strategijai, bet, žinot, su akcijomis mes auginame, tikimės, kad augs akcijų kaina, tikimės, kad mes parduosim pelningai ir užfiksuosim pelną. Tai iš akcijų galime du dalykai, reiškia, mes tikimės kapitalo prieaugio, kitaip tariant, capital gains, angliškai šnekant, ir kai kuriais atvejais tikimės ir dividendų distribucijų, tai reiškia, kad mes gausime pajamas, uždirbsime iš dviejų vietų, reiškia, ir iš dividendų, ir iš kapitalo augimo. Taip, tai kai šnekam apie skolas, nes visokių rūšių skolinti pinigus yra, tai dažnu atveju vis tiek šitą pasirinkama turto klasė yra tada, kada daugiau siekiama gauti pajamas, mėnesinės ar metinės, nes tokį būtent privalumą ir turi skolos, bet galima dalį portfelio. Dabar skolos irgi, tai gali būti tos pačios skolos vertybiniai popieriai, tai reiškia obligacijos. Obligacijos gali būti valstybių, gali būti korporacijų, tai irgi reikia žiūrėti. Tai mes perkam skolą iš principo. Taip skolinam pinigus valstybėm arba korporacijom perkam jų obligacijas. Gali būti Lietuvoje populiarus dalykas ir jau seniai atsiradęs sutelktinio finansavimo platformos. Tai čia pavadintumėm rizikingiausias skolinimas, tai yra toksai, dėl to, kad net ir su hipotekomis yra rizikingas, nes tai visgi yra private debt, ir tai yra privati skola, skolinė privačioms kompanijoms. Dažnu atveju pastebiu, kad netgi kompanijoms skolinama yra, kurios atsidarė ten prieš kelis mėnesius,
būtent tik tai vienam projektui, nu, tai būna normalu, vadinama special purpose vehicle, tai būtent ir yra ta įmonė. Ja, ypatingai nekilnojamam turte. Jo. Tiesiog ta įmonė nuperka kažkokį turtą, Būtent pasiskolina pinigus taip. ir paskui jinai tik tais tą vieną projektą ir būna padarius. Tai va, tai bet būna užstatytas turtas, kuris suteikia to saugumo ir nepriklausomai, kad tas juridinis vienetas atidarytas tik tai prieš kelis mėnesius. Bet aišku, reikia pasinagrinėti, dažnu atveju nenagrinėja, koks turtas yra užstatytas, tik tai nagrinėja rodiklį tokį LTV, loan to value investuotojai. Ir tas rodiklis parodo taip paskolos ir turto užstatyto santykį. Bet klausimas, koks tas turtas, ar jis yra tikrai likvidus, nes mes įsivaizduojam, kad tiesiog kažkas nutiks, tą turtą lengvai parduos ir taip. Butas Naujojo Akmenėje nelygų būtui Vilniuje. Nu, tiesiog, kad suprantant Ir tuo likvidumo labiau, prasme. o gerai, tai ne tik tai butas, bet Jo, tai bus sklypas, pastatas, sklypas su pamatais. pramoninės paskirties, pavyzdžiui, ne? Jo. Nu, tarsi, tai tu surasi kažkam, bet tai užtruks laiko, kas nupirks, kas norės, ten, sakykime, vystyti gamybą ar kažkokią kitokią pramonės rūšį. Ir va čia dar svarbu momentą paminėsiu, kad ypatingai kai pinigai įsišaldo, tai mūsų pelningumas arba ROI labai smarkiai gali sukristi dėl to, kad investavom kaip ir numatėm 12 mėnesių, kaip pavyzdys laikotarpį, bet jeigu reikalingas yra išieškojimo procesas ir laikotarpis išsitęsia iki 24 mėnesių, tai mūsų tas arba iki 60 mėnesių. Mūsų pelningumas krenta. Tavai mes suprantama, dalis pinigai visą kitą teoriškai yra turėtų būti mokami, bet vėl klausimas, jie prisiteis, ar realiai prisiteis. Tai kitaip tariant... Tai ką tu prisiteisi iš tos įmonės, kuri atidaryta tik tai tam tikslui? Tu žiūri į collateral, į užstatą. Taip. Ir to užstato, žiūrėk, koks tas užstatas, kokia jo vertė, koks jo likvidumas. Atidžiau pasižiūrėti šitą vietą. Su šito vietoj net ir su keitimu, kad jeigu terminas išsitempia, kas skolų bendrai reikaluose yra labai įprastas dalykas. Tai reiškia, ypatingai kai skolini projekto vystymui, NT kaip pavyzdys, o tai NT vystymas, kad viskas būna laiku labai retas atvejais, tai vėlgi tikimybė, kad pinigai gali vėluoti, irgi yra didžiulė tikimybė. Tai tą vėlgi reikia įsivertinti, kad tokiu atveju potencialiai gali sumažėti jūsų pelningumas. Uždirbsi 10% ir tada Žilinas klausia, o per kiek laiko? Aha, čia labai svarbus klausimas, jo, per kiek laiko? Žinai, per pusę metų. Tai gerai. O čia, kadangi uždaryti tą klausimą visiškai, tarkim, kaip vieną iš turto klasių, ne, tai skolinant pinigus korporacijai arba valstybei, tai tu turi palengvinimą, todėl kad audito kompanijos atlikusios auditą suteikia kredito reitingą ir tau iš esmės, čia yra toks laiko sutaupimas, vien tik tai kredito reitingą matant, jau tu gali suprasti, kiek saugu, labiau saugu ar mažiau saugu yra skolinti pinigus tai valstybei ar tai korporacijai. Ir keliaujam prie žaliavų? Taip, žaliavos gali būti kryptis, aš sakyčiau, kad specifinė kryptis, didžioji dalis žaliavų rinkos yra cikliškos, kaina jie turi cikliškumą tam tikrą, gali kelis metus būti kaina maža, vėliau augti, įmonių netgi yra akcijos, kurios būtent dirba su žaliavomis, ar kasa, ar perdirba, ar gamina kažkokius produktus, kur didžioji dedamoji yra žaliava kažkokia. Tai dažniausiai išgyvena tam tikrus ciklus, kada yra pasiūlos ir paklausos prasilenkimai. Kažkurio momentu pasiūla viršyje paklausą, kainos krenta ir atvirkščiai, kada paklausa viršyje pasiūlą, kainos pradeda augti. Taigi dažniausiai tai būna cikliškumai nuo 2-3 metų iki 7 metų maždaug laikotarpyje. Tai čia, sakyčiau, gal aktualu būtų labiau žmogui, kuriam norisi aktyviau šiek tiek spekuliuoti, investuoti. Jo, ar tai būtų ETF-as, ar tai pavienių įmonių akcijos, bet... O žiūrėk, apie žaliavą šnekant. Į pačias žaliavas dažnu atveju, investuoti labai mažai. Kokių žaliavų yra, į kurias yra investuojama. Jų kainomis yra... Bet precious metals gali būti, ne? Bet jos irgi cikliškai veikia. Dabar auksas ant bangos. Tai taip, bet tai nereiškia, kad nepasikeis po 3 ar 5 metų. Nuo ateinant 3 metam atrodo, kad nelabai kažkas pasikeis, nes tiesiog labai daug lems Amerikos valdžios sprendimai. Ir ateinančius 3 metus mes neturėsim kažkokio nuosaikumo, prognozuojamumo ar dar kažko ir tai natūraliai augins aukso kainą. Tai nereiškia, kad neateis visiškai kitokios jėgos, nes bus nuo to pavargta. Amerikoje gali dėti visiškai kitokios jėgos
kurios gali žadėti prognozuojamumą, pastovumą, bandyti visais būdais stiprinti dolerį ir gali tas ciklas brangimo aukso baigtis tuom, kad jisai grįž su didelė korekcija į apačią. Tai gerai, bet nespėliojam aukso kainos, nes čia iš principo kainų nespėliojant. Fizinis auksas arba sidabras, ar kalbant apie diversifikaciją, ne? Nes galima nukeliauti iki to, kad jeigu tikim, kad finansų sistema gali turėti didelį kolapsą, griūt bankai ir visą kitą, ir tu gali pirkti aukso ETF, kuris yra grįstas fiziniu auksu, kur bet kada gali išsikeisti. Taip, tada tu gali pirkti trustą, kur nėra pagrįstas auksu. Jo, bet jisai atvaizduoja aukso kainą ir man šita vieta tokia yra, kad aš gal geriau physical gold ETF perku, nes ten labai aišku, tu gali bet kada savo vienetus ETF iškeisti į realų auksą, tik tau neapsimokės, jeigu tai nebus 100,000 ar milijonai. Gerai. Bet vis tiek turi tą opciją, tai yra saugumai. Gerai, tai tas dumsdėj scenarius, fizinis auksas, yes or no? Yes. Yes. Man fizinis auksas turi pakankamai daug minusų, aš sakyčiau yes, bet įvertinti reikia vadinamą spreadą, tai yra kaina, už ką tu perki ir už ką tu parduosi auksą fizinį, nes tas spreadas tikrai yra pakankamai didelis. 10% gali būti. Jo, gali būti netgi 10%, kas yra... Čia yra milžiniškas. Taip, tai reiškia, kad 10% pelningumą jūsų suvalgo norint parduoti, ne, tą kainą, skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos. Ta pačią dieną ateisi, nupirksi ir parduosi, būsi minus 10%, minus 5%. Ir atrodo, wow, auksas tokie konservatyvinis, tai aukso spredas ir kitų metalų spredas yra tas minusas. Kitas dalykas yra fizinio aukso ir kitų ir sidabro laikymas, kur jį saugiai laikyti. Man čia irgi toks džiulis, vadinkim, klausimas. Ir jeigu pirkti geriausiai, tai būtų riboto tiražo monetos, jos turi būti lengvos. Geriausia tai būtų, nežinau, 1, 2, 3 gramai mažytės plonytės monetytės, tada yra scalable, jeigu tau reikėtų kažkada panaudoti. Ir aš sutikčiau tai, kad, žinai, dabar pagal dabartinę aukso kainą nupirkti tiek aukso, kad jis tau fiziškai užimtų daug vietos, reikėtų labai labai daug pinigų. Taigi, aš kaip įsivaizduoju, sakykime, tai gerai, tai tu turėt keletą tų monetų, kad jeigu kad tu turėtum daug pasirinkimų. Vienas pasirinkimas, jeigu yra internetas, kitas pasirinkimas, jeigu nėra interneto, ir tu vis tiek rezervę gali turėti. Man patiko tas pasakymas wartime Rolex. Kitaip tariant, kad turėt vienas iš tokių irgi diversifikacijų, tai reiškia, jeigu ateitų karas, arba tas visiškas jau pragaro scenarius, kad auksinis Rolexas, irgi yra toks dalykas, kur rezervinė valiuta. Rezervinė valiuta. Ir iš tikrųjų, sako, bet kas supras, kad auksinis Rolexas yra vertingas daiktas. Čia bet kas. Žinai, tai jo aukso gabalas, auksinis Rolexas, yes, važiuojam. Tai gerai. Ir alternatyvos lieka dabar. Dar, žinai, išnekėjom klasikinės. Jo, klasikinės. Aš manau, kad bendrai dar yra platis rytis, yra collectibles, bendrai, kaip kolekcionuojami dalykai. Tai čia galim būtų pradėti, nežinau, automobiliais, baigti vynu ir dar apie ten menas, paveikslai, kas tik nori, labai platis. Labai ribotas likvidumas yra kaip minusas. Jo, ir būtent, ir kitas dalykas, tie dirbiniai, jeigu kalbėsime apie meną arba collectibles, jie krizės metu, jie krenta, juos sunku yra likviduoti. Gali būti, kad labai skirtingi gali būti scenarijai, čia kaip kryžkeliai, gali būti labai gerai, gali būti visiškai nieko verta, ne? Pavyzdžiui, porcelianinių indų kolekcija. Supranti, aš neišmanau. Aš irgi neišmanau, bet aš turiu klientę, kuri turi labai didelę kolekciją. Aha. Ir tai yra milžiniškas turtas, bet tai yra tiek mažas likvidumas. Jeigu numizmatiką imtumėm, tai numizmatika iš karto jau įeina ir pačio dirbinio pridėtinė vertė, bet dažnu atveju gali būti ir metalas, pati kaip žaliava, iš kurio pagaminta, ar tai būtų sidabras, ar auksas, ar kažkoks kitas, bet platina kaip pavyzdys, ne, iš brangiausių metalų, tokių naudojamų monetose, tai numizmatika. Vynas. Mes suprantam, kad vyno kaina yra grįsta marketingu, ne? Ir esant situacijai tokioje, pavyzdžiui, mes šiuo metu esame Marokė, ne? Ir dabar tu tam marokiečiui duodi 2 vyno butelius, sakai, šitas kainuoja 1000 dirhamų, kas būtų 100 eurų, o šitas kainuoja 50 dirhamų. Jam vienodai piešia. Emergency situacijoje taip ir būtų. Nes, tiesiog,
Bet jeigu tu jam ištrauki auksinę monetą, kuri iš esmės yra pinigai, valiuta, ne? Ar sidabrinė moneta, ne? Ir aišku, čia dar irgi minusas. Aišku, kur tu žinosi, kad čia iš tikrųjų tas auksas nepaauksuota. Kaip tu patikrinsi. Nors čia irgi toks pasitikėjimo dalykas, bet tiesiog tai didina tikimybę, kad tu kažkur panaudotum emergency situacijų. Tai visi collectibles, aš turiu ir dar vieną klientą, kuris turi stipriųjų gėrimų milžinišką kolekciją, kurie yra nepardaryti. Kur aš irgi skaičiu, didžiąją dalimi tai yra marketingas. Lygiai taip pat, nes... Pažiūrėk, tai kaip ir į marketingą, bet kartu kaip ir į hobį. Tai reiškia, nes parduosi kitam panašaus hobio turėtojui. Kaip ir automobilį, ne? Tai reiškia, tai turi būti tavo hobis, kolekcionuoti automobilius. Ir kažkas... Turi gerai suprasti, išmanyti ir labai daug klaidų dar padarai, kol galų gale prasigryninė, o ką iš tikrųjų ten verta turėti, ką neverta turėti. Arba mes turime bičiulį, kuris kolekcionuoja Hot Wheels mašiniukus. Ir irgi va. Collectibles. Mūsų draugas Vytautas, kur buvom sutikę pirtyje, atsimenė. Tai jisai turi, jo sūnus perpardavinėja Hot Wheels irgi šitoj. Tai yra tų sričių tokių, tikrai specifinių sričių labai daug, kurių mes nežinom. Kitas dalykas yra mineralai, akmenys, deimantai, nežinau ten. Gali būti pašto ženklai. Collectibles sritis yra labai plati ten labai. Lėlės ir visą kitą. Gerai, tai čia aš sakyčiau, kad... Mes irgi nesame ekspertai šito vietoj, aš nieko nekolekcionuoju kaip tokio dalyko. Tai dar mums liko kas? Iš principo liko kripto, kaip tema. Bet mes kripto temoje labai sutarėm, kad mano pozicija ir tavo pozicija yra tai, kad yra bitcoinas ir yra visa kita. Aš turiu altcoinų nuo 2017 metų prisipirkęs kažkokio, aš net nebeatsimenu, reikėtų pasijungti, pasižiūrėti. Bet kaip nupirkau, palikau. Gal ten ir užbrangė, gal ir ne, bet aš tiesiog nematau tame. Nedėčiau vilčių, kad užbrangė. Po mūsų šio ryto pokalbio, manau, kad... Ne, tai čia turi stos, žinai, kiek čia praėjo, jau 8 metai, žinai, gal yra pliuse. Tai... Galėsim pažiūrėti. Mano statymas yra, kad... Galėsim pasižiūrėti, pasijungti kažkada. Ja. Ir kalbant apie diversifikaciją, vienas dalykas, mes truputėlį noriu sugrįžti į tą skolų sritį, tai vienas dalykas, tu gali skolinti pinigus, tai reiškia skolos vertybinius popierius pirkti, arba gali pirkti pačią, kaip čia pavadinti? Skolą. Pirkti skolą, kuri yra, tarkim, nemoki, taip ir tikriausiai būtų tiksliausias pavadinimas, tai reiškia nemoki. Aš papasakosiu galbūt patį principą. Yra Lietuvoje, pavyzdžiui, įmonių, visam pasaulyje yra įmonės, tai yra labai geras ir labai pelningas verslas, bet tai yra labai specifinis verslas, kada kaip pavyzdys ten, Telia turi klientų, kurie nemoka. Visi turi nemokių klientų. Visi turi nemokių klientų, kurie... At scale. Tie, kurie daro didelį kiekį pardavimų, jie natūraliai turi ir kažkokią procentą nemokių klientų. Taigi reikėtų tą įmonę, kuri turi nemokių klientų, kurti kažkokį padalinį vieną, kuris būtent išieškotų tas skolas. Bet dažniausiai niekas to nedaro, dėl to, kad ne čia yra verslas, ne čia yra fokusas. Fokusas yra kurti ir tobulinti savo paslaugas ir produktus, ir parduoti jų kuo daugiau. Iš principo outsourco idėja, kad nedaryk to, kas nėra tavo core business. Taip, ir yra specializuotų verslų, kurie perka nemokių paskolų paketus. Ir tai gali būti vartojimo paskolos, tai gali būti verslo paskolos, tai gali būti su užstatais, be užstatų. Ir yra, taip pat, tarp visų šitų nišų, yra niša ir mortgages, man labiausiai patinka. Nekilnojamo turto... Būsto paskolos. Būsto paskolos su nekilnojamo turto užstatu, tai automatiškai į tokias neveikiančias paskolas pirkti arba nemokės paskolas pirkti yra labai pelninga. Todėl kad, kaip pavyzdys... Ne visose šalyse, bet kaip pavyzdys to pačioje Ispanijoje. Ispanijai labai pelninga. Va šito vietoj, ką aš noriu pasakyti, kaip gyvenantis žmogus Ispanijoje, tai kad reikia įvertinti, kad tam tikros lokacijos turi tam tikrą kultūrą, kas liečia paskolas. Pavyzdžiui, kas buvo man ypatingai keista. Jeigu lietuvis neišmoka paskolos už nekilnojamą turtą, nuodėmė. Jis yra nuodėmė ir nuodas. Taip negalima daryti. Yra baimė, bankas atims ir... Aš nežinau tokių žmonių. Jo, aš nesu sutikęs. Protų nesuvokiamas dalykas. Taip. Dabar ispanas, jeigu jisai nepajėgia mokėti savo būsto paskolos, jisai tiesiog išeina kitur. Tiesiog, jis net nelabai bendrauja su to banku, jis tiesiog paima ir sako, okei, aš grįžtu pas mamą. Ir literaliai, jie išvaro pas mamą
gyventi, nes pas mamą visą laiką, kad net jeigu ir tau 40 ar 50, tau pas mamą visą laiką turi atviros. Tuose, jis neišmokėjo paskolos, sako, bankui susikišk tą visą namą ir tą visą, ką tu nori, savo ir urą, ir aš išeinu. Ir tiesiog, tas yra man įdomiausia, man protas suvokiama, jis tiesiog apleidžia tą turtą ir palieka tą paskolą, tiesiog, jis sako, va, jūs tvarkykitės. Va, nes man atrodo iš karto, taigi pats gali parduoti tą namą, brangiau padengti paskolą, dar tau liks visą kitą, nu tas yra loginis mąstymas. Ispanai Kažkas tai padaro, bet visokių žmonių yra. Taip, visokių žmonių yra, bet pagrindė tai maždaug, tipo, ai, ką man čia, žinai, tegul bankas tą įkeitimą viską ir tvarkos, viskas. Ir tada, kaip iš banko perspektyvos viskas atrodo, bankui ko reikia? Jam reikia, kad Pedro mokėtų kiekvieną mėnesio 15 dieną įmoką, kuri yra sutartyje. Ir tai yra banko verslas. Čia yra banko verslas, iš kurio jis uždirba pinigus. Bankas nenori turto, bankas nori cash flow, va čia kas svarbu suvokti, kad bankas nori, kad suktųsi pinigai. Jis nori būti, kad tu būtum jam skolingas ir kad laiku mokėtum įmokas. Jis nori, kad tu pasiskolintum 30 metų paskolą, po 5 metų ją gražintum ir vėl iš naujo 30 metų skolintumės ir kaip darytum kuo daugiau kartų. Ir jis tau sakys šaunuolis, ir uždirba bankas ir mes žiūrim ten 2, 3, 4% metinių palūkanų, bet ne taip veikia, kada yra mokami anuitetai, kaip įmokos anuitetų būdu, ne? Tu moki ten keliasdešimt procentų iš tikrųjų pradžiai, o po to nieko. Tai mintis yra tokia, aš gal techninę dalį šiek tiek apibūdinsiu, ne? Nu, yra Pedro Ispanijai, kuris pasiėmė paskolą, turėjo 50 000 ar mama davė, ar tėtis davė, ar susitaupė, užsidirbo ir taip toliau. 50 000 turėjo savo, nusipirko butą už 300 000, 250 000 pasiskolino, kaip pavyzdys, ne? Nu ir ką, jisai gyveno, ten viskas gerai jam sekėsi, mokėjo tą paskolą, liko 200 000 paskolos. Ne? Tai ir jam nebesiseka, dėl kažkokių tai priežasčių, tiesiog nebesiseka. Tai ką daro Pedro? Pedro sako, eikit jūs visi savo, aš išvarau pas mamą gyventi, man čia per daug to savarankiškumo gyvenimo, čia reikia viską galvoti, daryti, nesąmonė. Po to ten kažkada vis tiek aš paveldėsiu tą mamos būstą ar dar kažką. Ir jis palieka. Tada bankas su galvos skausmu sėdi, žiūri, pinigai nebeteka, tas turtas guli, ką man su tom turtu daryti. Ir ateina skolos supirkėjai, kuri būtent verčiasi tuom, kad tas neveikiančias paskolas pasiema ir užieško ir uždirba. Ir sako, žiūrėkit, už 200 000 už tos paskolos nepirksiu, bet aš pirksiu 150 000 šitą paskolą. Ir bankas parduoda, kad ir pigiau, tai reiškia parduoda už mažesnę kainą, negu jam buvo likta skoloje, dėl to, kad jis turbūt savo šiek tiek uždirbo, amortizavo nuostolį, pasiskaičiuoja bankas, kad kiek jam apsimoka ir parduoda. Ir jis pasiskaičiuoja, kiek jam užtruktų pačiam administruoti tą procesą, nu, tas, jeigu jis gautų turtą, jeigu hipoteką ir tasai skaičiuoja pinigus, kad, nu, vėlgi vėlavimas, visą laiką pinigai, kurie nedirba, yra, nu, alternatyvus kaštai, va taip pavadinkim. Nu ir važiuokit, tas Pedro, kuris buvo skoloj bankui, dabar gyvena pas mamą, ateina kompanija, nuperka skolą, Latvių kompanija, ne kurią mes konkrečiai paminėsim. Jo, tai galima sakyti, pavyzdžiui, ta pati Indemo, tai tiek aš, tiek Gediminas ten dirbam su šitą kompaniją. Tai, jo, ir investuojam, ir labai man patinka. Tai ir tą akimirką, kada Latvių kompanija nuperka šitą skolą, Pedro skola yra nebe Ispanijos bankui, o Latviams. Tada ką Latvijai daro? Tada Indemo tampa skolos savininkais. Ir jie turi tą skolą suadministruoti. Iš principo, tai tos pinigus turi išsiieškoti iš principo iš Pedro. Taip. Ir kokį procesą pradeda, tai išieškojimo procesą, tai teisinį procesą, ne? Kada yra kreipiamas į banką dėl nemokumo ir užvedama byla ir prasideda išieškojimo procesas. Nemokumas jau yra patvirtintas, tik tai būna išduota nota tada, nemokumo procesas kaip ir jau būna patvirtintas, nes jau perki jau nemoku daiktą. Tai iš principo Indemo šiuo atveju, ką turi padaryti, turi strategija paprasta, likviduoti turtą, kuris buvo įkeistas hipotekos prasme. Tai reiškia, ką jie daro, jie tą turtą pardavinėja. Ir perima pirmą teisę. Jo, perima teisę, bet iš tada pardavinėja. Jo, supras, kad kas vyksta, tai vyksta turto pardavimas. Ir tai pardavinėja. Gauti pinigai, tai reiškia, padalinami yra šito vietoj investuotojams, nes jie, kaip pavadinti,
neturėjo pats Indemo, reiškia, kaip įmonė, tiek pinigų, kad nupirkti visas skolas, kiek ten jų yra suadministravę. Jie skolinasi pinigus iš investuotojų, taip kaip mes, ir tuos pinigus panaudoja supirkinėti skolom. Šitoje vietoje platformoje gali matyti įvairiausių tų vadinamų notų, įvairiausių tų skolų, kokias tu gali investuoti ten nuo keliasdešimt iki kelių šimtų tūkstančių eurų, ar ten priklauso nuo to turto vertės. Tai va, ir aš netgi esu matęs, net netoli mano namų buvo toks turtas, kurį pardavinėjo, aš pagal notą žiūriu, tai buvo Tenerife, gerai, įdomu, nuvažiuoju net pasižiūrėti. Ne, tai šis buvo, kaip tas vadinasi, townhouse'as, kotedžiukas. Tai jo, jie labai, mano galva, už realią kainą pardavė, viskas ten buvo likvidu ir Adehi, Tenerife Adehės mieste. Ta nota buvo suadministruota ir parduota. Nu tai va, ir tada, kada jie parduoda, mes padedam jiems nupirkti šitą neveikiančią paskolą, dalį pinigų jie savo deda, dalį pinigų investuotojai deda, nuperkama neveikianti paskola, perėmamas turtas, parduodamas turtas, kai parduodamas turtas, tada uždirba ir investuotojas uždirba ir pati įmonė uždirba. Tada... Tai gerai, bet tau uždirba. Kiek maždaug realus pajamingumas gaunasi per metus skaičiuoti? Nes šiaip dažnu atveju ta paskola, tu ją perki ilgesniam laikui, iki 2 metų, iš principo. Pagal maturity date visą laiką būna 2 metai, jeigu žiūrėti biurokratiškai. Taip, visą laiką išpirkimo data, bet jų darbas yra kuo greičiau tą turtą išieškoti ir parduoti. Ir jiems tai sekasi, tai nevėluoja, 2 metų netrunka. Tai grąža kokia, tai aš tau pasakysiu nuo iki, nes ten irgi yra tam tikra specifika, kaip reikia pasiskaičiuoti tą grąžą. Tikslas yra, kad visas procesas vyktų kuo įmanoma greičiau, nes tokiu atveju tavo metinis pelningumas gerokai išauga. Tai va, Indemo tikslas yra, maks greitai tą padaryti, nes tokiu atveju tos pačius pinigus gali vėl prasukti jau sekančiam projektui. Tai tiesa, jeigu norit pasižiūrėti, kaip Indemo platforma atrodo ir veikia, tai po šito video bus nuoroda, tai yra įdėta nuoroda, kur galite keliauti, pasižiūrėti, kaip viskas atrodo ir kokios tos paskolos ten pardavinėja. Gerai, grįžtam prie pelningumo. Taip, tai pelningumą kaip apskaičiuoti, tai reikia atkreipti dėmesį ir į pirkimo kainą, ir į pačio turto vertę, irgi turto kainą, arba vertę, aš labiau sakyčiau, geresnis terminas būtų. Ir pasiskaičiuoti aš visą laiką skaičiuoju 2 metams, kas būtų, nes bus per 1,5 metų, bus tai geriau. Scenarijų. Visą laiką skaičiuoju 2 metus, blogiausią scenarijų. Ar gali atsitikti taip, kad ilgiau nei 2 metus užtrunka, kol kas tokių nebuvo atvejų, bet aš visai sakau, taip gali, bet tai bus jau daugiau išimtis iš taisyklės negu kad taisyklė. Tai grąža kokia gali būti? Tai nuo 5-6% metinių palūkanų, nes jeigu tu 12% uždirbai per 2 metus, tai 6% būtų metai. Iki 35% gali būti, kuriuos suskaičiavęs ir tokių variantų, kurie labai retai pasitaiko, bet mes galima tokių variantų atrasti. Tai aš manau, kad jeigu jums yra įdomu, tai susikurkite paskyrą, įsineškite pinigų, panaudokite būtinai Žilvino nuorodą, kaip padėką už tai, kad sužinojot apie šitą variantą, nes Žilvinas uždirba nedidelį komisinį, kada jūs naudojate jo nuorodą. O jeigu, sakykime, jau norėtumėte investuoti palesnės sumas 10, 20, 100, kelis šimtus tūkstančių, tai galite susisiekti su manim. Tai arba labai rekomenduočiau susisiekti su Gediminu, ypatingai jeigu dėl didesnių sumų. Specifiką suprasti, kaip tas yra veikia, kaip iš esmės. Nes yra specifika, kokias notas, kokias paskolas atsirinkti ir jas investuoti ir kokias neinvestuoti. Nes vėlgi ten yra specifika, kas liečia paskolos administravimo kaštus ir yra iš principo netgi matematika ir formulė, kaip pasiskaičiuoti, į kurias paskolas investuoti. Tai tikrai nerekomenduočiau investuoti tiesiog į visas random arba be jokios strategijos. Jeigu nedidelės sumos, tai galima tiesiog galim pažaisti į visur įdėti ir žiūrėti, kaip viskas atrodo. Bet aš sakyčiau, kad čia aš kalbu apie tos žmonės, kurie turi ten 20-30 tūkstančių ar ten 100 ir nori nusigriebti tą vadinamą alfą, tą gretinėlę. Bet tokiu atveju tikrai verta paskirti kelias valandas, pasiskaičiuoti ir pasidaryti savo strategiją. Tai, o tie, kas tiesiog norit pasižiūrėti ir pabandyti, tai tikrai nuorodą žemiau, pasidarykit profilį, pasižiūrėkite. Vėlgi, aš tai sakyčiau, netgi edukaciniais tikslais verta įsilysti tą patį Indemo, pasižiūrėti, kaip viskas veikia, nes vėlgi, investavimas yra, didžioji dalis yra mokymasis ir edukacija ir būtent darydamas realius veiksmus daugiausia ir išmoksti.
O dabar apie rizikas. Mes privalom galvoti kaip investuotojai apie rizikas. Tai kur yra rizikas, kada mes perkam neveikiančias skolas? Tai žiūrint, iš ko mes uždirbam. Čia šito konkrečiu atveju, kurį mes šnekėjom apie Indemo, tai mes uždirbame iš nekilnojamo turto pardavimo. Taigi, rizikos mūsų yra, kad Ispanijoje, būtent su Ispanijos rinka dirba Indemo. Jeigu kristų, pavyzdžiui, kainos NT. Tai jo, tai esu daręs paskaičiavimus, vėliau bendravau su pačiais tos įmonės atstovais, mūsų skaičiai 5% paklaidoje sutapo. Tai jeigu nekilnojamo turto kaina Ispanijoje kristų apie 30%, 30% kristų kaina nekilnojamo turto. Čia tik suprasti, kad čia kažkoks, nežinau, solidus kritimas. Ekonominis kažkoks taifūnas prasiaučia čia pro Ispanijos nekilnojamo turto rinką. Tai tada tokiu atveju jūsų tikimybė gali būti, kad jūs nieko neuždirbsite. Nei prarasit, nei uždirbsite. Tai jeigu kaina kristų apie 40% nekilnojamo turto kaina, jūs pradirbtumėt nuo 5 iki 10%. Tai reiškia, nuo 5 iki 10% turėtumėte nuostolį. Ir aš galvojau apie tai, o kokiais, pirmas klausimas mano buvo, ar Ispanijoje nekilnojamas turtas yra brangus, ar jis yra perbrangęs. Yra tokie rodikliai price to income ratio. Gali tikrai pasinaudoti Google paiešką ir pasiieškoti informacijos. Price to income ratio apskaičiuojamas yra taip, imama vidutinė nekilnojamo turto kaina tame mieste, kuriame yra išvedama šitas rodiklis, nes kiekvienam miestui būna išvedama. Ir imamas vidutinis atlyginimas tame mieste. Ir iš esmės kaina nekilnojamo turto padalinama iš atlyginimo ir tada mes gauname tokį rodiklį, kurį dažnu atveju interpretuojame tai, kiek metų reikėtų dirbti ir visą atlyginimą dėti į šoną, kad galėtum nusipirkti vidutinį būstą, jeigu uždirbi vidutinį atlyginimą. Taigi, jeigu tai yra 10, 11, 12, 13 dar gali būti, gal ir 14 dar jau iš bėdos gali būti. Tai toks rodiklis rodo, kad, tarkim, jeigu 10, 11, 12, tai yra labai normalus rodiklis Europoje, tai reiškia, kad viskas ok. Tai tame mieste nėra perbrangęs nekilnojamas turtas. Nes mes dažnai girdim šitą sąvoką, ar įperkamumas yra ar įmanoma įpirkti, ar neįmanoma. Tai reiškia įmanoma įpirkti, jeigu 8, 9, 8 ar dar mažesnis rodiklis, tai labai lengva įpirkti nekilnojamą turtą vietiniams tenais gyvenantiems žmonėms. Reikia suprasti, aišku, kad mes galim čia įvairiai žiūrėti tą rodiklį, pavyzdžiui, price to income ratio Šveicarijoje yra labai normalus. Bet man lietuviai įpirkti Šveicarijoje turtą yra labai sudėtinga. Todėl taip yra matuojama. Tai vienas išvada Ispanija nėra perbrangusi. Jeigu mes pasižiūrėtume, pavyzdžiui, Lisaboną, tai Lisaboną aš dabar gerai nepamenu, bet Lisabona yra labai perbrangusi, kaip tik neseniai mes su vienu klientu šnekėjom, nes sako, aš pradėjau žvalgytis į Lisaboną, gerai, nueinam pasižiūrėjom, abu akis išpūtėm ir, iš esmės po 10 minučių nusprendėm, kad stabdom, nebesigilinam, nes tiesiog labai brangu. Tenais yra. Ispanija yra ok. Viskas panašiai labai kaip Lietuvoje. Kažkas mano, kad Lietuvoje turtas yra labai perbrangęs ir taip toliau. Mano akimis jis nėra perbrangęs, jis yra įperkamas, žmonės pradinius įnašus taupo, vystytojai vysto turtą, viskas vyksta kuo puikiausiai ir tikrai ne užsienio kapitalas ateina pas mums pirkti mūsų turtą. Fondai, pavyzdžiui, kai vietiniai nebeįperka, ateina fondai, jie perkas arba stato ir mums nuomoja. Tai pas mus to tikrai nėra. Ispanijos specifika dar yra tai, kad Ispanija, ypatingai pakrantė, Viduržemio jūros yra labai populiari atostogų kryptis. Iš tikrųjų visam pasaulyje ir labai daug pinigų ateina dar iš užsienio, kas vėlgi kainas laiko aukštas, taip aukštas, arba ir ne tik kainas, bet kartu ir likvidumas yra didesnis dėl to, kad atkeliauja daug užsienio pinigų. Su, pavyzdžiui, Kanarų salom, taip pat su Barcelona, atkreipčiau dėmesį, kad ten yra prasidėję tikrai stiprus ribojimai dėl trumpalaikės nuomos ir vėlgi dėl to kainos stabilizavos bent jau Tenerifėje ir gal net kažkiek krenta. Vėlgi, kiekvieną kartą reikia pasianalizuoti tą situaciją. Tai iš esmės, kalbant apie rizikas, tai visą laiką įsivertinkit, kur investuojat, pasidarykit analizę, savo analizę ir vėl ta klasikinis dalykas, kad praeities rezultatai neatspindi ateities rezultatų, kad ateitis gali būti visiškai kitokia, mes niekada negalim nuspėti, kas vyks ateityje, dėl to investuodami visada prisiimate riziką. Ir vėl, rizika mažinama yra,
iš esmės, apie ką mes pradėjom kalbėti, diversifikacija. Tai Ir investuojant į save. ir investuoju edukacija, diversifikacija, jo, susidėti saugiklius Ir maksimaliai. žinios. Tai. Jo, žinios, dėl to dar vėl sakau, pasižiūrėkite patys, nukeliaukite pačią Indemo platformą, pasidarykite paskyrą, nuorodą rasite komentare arba QR kodą galite nuskanuoti. Ir jeigu norite didesnioms sumom investuoti, labai rekomenduoju nukeliauti pas Gediminą, pasikalbėti ir pasikonsultuoti, kaip sudėlioti savo tą investicinę strategiją ir kaip elgtis ten su tuo kapitalu. Tai manau, kad su manim susisiekti dar. Kaip su tavim susisiekti? Galite Žilvinui parašyti ir jisai tiesiog su manim suves. Arba pats paprasčiausias būdas į Google įrašyti mano vardą ir pavardę. Ir yra Google Business account'ą, esu susikūręs, kur paspaudė skambinti ir tiesiai man skambinti. aprašymę įdėsiu Gedimino elektroninį paštą ir mobilų telefoną. Telefono numerį gali dėti, nes viešas yra. Telefoną numerį. Tai va, tai tiesiog skambinkit Gediminui ir sudėliosit. Tai va, tiek trumpai apie diversifikaciją ir tiesiog prisiminkit, kad nors ir kai kurios turto klasės atrodo, kad kaip fantastiškos, kad čia auga ir atrodo, nori sumesti viską į vieną turto klasę, tai nėra protingas pasirinkimas. Visą laiką reikia pažiūrėti plačiau, diversifikuoti, net ir kalbant apie tą patį nekilnojamą turtą, diversifikuoti per skirtingas valstybės, kalbant apie akcijų biržą, irgi diversifikuoti per skirtingus regionus, per skirtingas valiutas. Iš esmės, plati diversifikacija leidžia jums būti saugesniais, neramiais laikais. Jo, ir man, jeigu žiūrėti paskutinius porą metų, Indemo yra iš tikrųjų atradimas, kada aš vertinu, kokią riziką prisiema investuotojas ir kokią galimai grąžą jis gali uždirbti. Tai labai rekomenduoju, net jeigu ir, sakykime, neinvestuosi. Risk to ROI ratio yra labai geras jo, ir tu neskolini pinigų, tu perki skolą, čia labai didelis skirtumas. Ir tikrai užsiregistruokit, pasimėginkit, susiinvestuokit, kad ir nedidelės sumas, todėl, kad man žinai, koks buvo dežavų. Atsimeni, kai mes ten 2015-2016 metais pradėjom peer-to-peer investuoti, kur Savy buvo iš esmės pradininkas ir buvo, ar Finbi buvo, Savy buvo pirmas, po to Finbi. Ir atsimeni, ten buvo žiauriai geras rizikos ir grąžos santykis, žiauriai geras. Ir vėliau viskas keitėsi, atsirado vis naujų ir dabar sako, ar nori 8% uždirbti iš vartojimo paskolų? Ir aš toks, ta prasme, 20% plus, jeigu mokėtume, tada aš į tokias rizikas ir eičiau, ne? Ir man atrodo, kad būtent dabar Indemo pramušė tokią visiškai naują kryptį, kuri yra prieinama verslams, prieinama dideliems pinigams, bet jinai niekada nebuvo prieinama, jeigu tu turi 50, 100 ar 150 eurų, tarkime, kurios nori investuoti ar per mėnesį, ar tiesiog pasimėginimui. Taigi aš šitoje vietoje irgi noriu paskatinti, nelaukti kažko ten vėliau, kažkada, o iš karto dabar pasimėginti. Nes aš jau tiek kartų mačiau, kur buvo galimybės ir kas atsitiks, labai tikėtina. Po 5 metų bus dar tokios 5 ar 7 kompanijos ir pagal tas rizikas, kurias mes prisėmam tenais investuodami, mes turėtume uždirbinėti 7, 8, gal kartais 10 ir 12%. Bet kai šiais laikais jie yra vieninteliai, galima rasti tokių notų pirkti, kur tu ir 20 ir 30% uždirbsi. Taigi, man toksai, žinom, praėjus visus tos dalykus ir kaip viskas išsivystė, aš dabar stengiuosi, kaip manom anksčiau, kaip ir mes į savį. Atsimeni, 33% būdavo grąža. Mano average čia buvo. Jo, tai nuostabiai, nuostabiai. Ir po to tik tai žiūri, grąža mažėja, nemokumai didėja ir vartojamos paskolos, jokių collateral nėra. Tai mano pagrindinė mintis yra ta, kad kol dabar jie yra tokio gerų variantų, eikit, būkit pirmieji. Aišku, jie jau 3 metus veikia. Labai svarbus momentas, kas buvo ir su Savy, ir su PDB rinka, kad, reiškia, pasiūla pasiskolinančių buvo didelė ir dabar, pavyzdžiui, tai reiškia, objektų pasiūla didelė ir, reiškia, ta pati Savy ar Indemo dabar turi situaciją, kad jie gali labai stipriai išsirinkti dalykus, į ką pasiūlyti investuotojams. Reiškia, atsifiltruoja maksimaliai. Kai investuotojų kiekis išauga, tai reiškia, jie tada turi imti daugiau variantų ir prastesnių investuotojams. Jo, labai paprastas dalykas, vėl pasiūlos paklausos dėsnis. Net ir su Indemo, tarkime, kaip mes su klientais darom, tai būna tai, kad klientas suvokia rizikas, prisiema tas rizikas, jisai įsineša ten 50 000, ir mes neturim gerų variantų. On hold, ne? Ir aš, tarkim, su klientu bendraudamas, aš
Realiai kiekvieną rytą atsiverčiu, pasižiūriu, ar atsirado, ar neatsirado naujų. Jeigu atsirado, aš greitai prasiskaičiuoju ir tada skambinu klientui ir sakau, atkreipk į šitas notas. Ir tada SMS parašau. Tokios notos, eik pasianalizuok, suprasi, nes supranta jau kaip analizuoti po susitikimo su manim, pasianalizuoja, išsiskaičiuoja grąžą ir tada nusprendžia investuoti. Ir dažnu atveju geros notos 1, maksimum 2 paros ir nebelieka. O nota vidutiniškai, į kurią suinvestuojama būna nuo 60 maždaug iki 80 tūkstančių eurų į vieną notą į norimą investuotojų pinigų. Taigi iš esmės netgi yra buvę tokių atvejų, kad atsiranda notos ir aš paskambinu ir jau ne vieną. Nes gerų variantų vis dar būna gerų variantų, tiesiog reikia pakankamai greitai reaguoti ir tarkim, dabar noriu uždirbti ten 20%. Kiek tu daug žinai vietų, kur tu gali pasiskaičiuoti, kad tu uždirbsi. Aš į stock marketą einu ir tikiuosi, tu turi tikėjimąsi. Tikiuosi, kad viskas paeis, ir Žilvinas žvengia kiekvieną dieną į savo portfelį, žiūri, analizuoja, tas pauga, tas patiko. Jisai, kas pusvalandį tikrina visą savo portfelį, kas pusvalandį. Nes man įdomu. Aš maniau, kad aš jau esu tas, degeneratas, kur kas rytą ir kas vakarą ir dar vidurinės pasitikrina. Bet gedas, kas pusvalandį, literaliai. Aš žiūriu, kur aš klaidas padariau, stengiuosi iš jų mokytis ir nebedaryti. Tai normalu. Gerai, mėlyjei. Tai ką, apie diversifikaciją tiek, apie Indemo tiek, pasižiūrėkit patys. Mes rašom Indemo. Kokį balą iš 10? Šiai dienai tai 9 rašyčiau, nes 10 niekam nerašau, bet pagrindinė investuotojo mąstymo paradigma turi būti risk and reward, ne? Taip. Tai šiam tikrai 9, manau, kad tikrai teisingas balas. Labai geras pasiūlymas, bent jau ateinantiem metam 2. Lyg ir nežinau, kad naujų jiem konkurentų atsiranda. Po 3-5 metų aš net nebejoju, kad konkurentų atsiras ir ne vienas, ir ne 2. Bet tokį verslą, dar vienas dalykas, nukubėti ne taip lengva kaip sutelktinio finansavimo verslą. Todėl, kad čia labai daug know-how reikia žinoti labai specifiką teisę Ispanijoje, reikia labai specifiką žinoti pačio reguliacijos, nes sutelktinis finansavimas, reikia suprasti, tai yra sutelktinio finansavimo licenzija yra toks dalykas. O kada tu turi, Indemo turi ne sutelktinio finansavimo licenciją, Indemo turi brokerio licenciją, tokią pačią kaip eToro, Freedomai, Interactivai, lygiai tokia pati licencija. Taigi čia labai didelis skirtumas ir gerokai didesnis saugumas investuotojų. Ta linksmanata, linkėjimai iš Saharos dykumos pradžios. Kaip tik mūsų blogpostas, sustosim pasisveikinti su policija. Čiau.